Tai ačiū labai už organizatoriams už galimybę paskaityti pranešimą ARK zonoje. Iš tikrųjų, tvari statyba yra tokia tema tikrai dabar aktuali pasaulyje. Tai yra ne vien tik mados dalykas, bet tai yra ir Europos komisijos kryptis su The European Green Deal direktyva. Tai, kaip jūs sakė, esu Domas Valiukas, sistemų vystymo ir standartizavimo vadovas UAB Statikus. Šio pranešimo tema yra architektūra su mažesniu anglies dvideginio pėdsaku, naujos kartos hybridinis fasadas nuo tyrimų iki realybės. Tai trumpai apie ką bus pranešimas, tai papasakosiu, kas tas yra Statikus, kaip mes susiję su fasadais, kas yra hibridinė elementinė fasadinė sistema, šios sistemos eksploatacinės savybės, techninės savybės bei tolimesnis hibridinės fasadinės sistemos vystymas mūsų įmonėje. Apie Statikus, tai, kaip minėjo Vytautas, esame vieni didžiausių fasadų rangovų Europoje. Mūsų specializacija yra elementinės fasadų sistemos, nors projektuojame ne tik jas, projektuojame ir gaminame ir surenkamus fasadus, ir balkonus, ir atitvarus, ir stiklinius turėklus, ir daugelį kitų lengvųjų konstrukcijų. Mūsų stiprybė iš tikrųjų yra įvairiapusė komanda, tai yra turime tarptautinius profesionalius inžinierius iš įvairių Europos šalių. Centrinė būstinė, kaip minėjo Vytautas, turime Vilniuje čia, taip pat ir gamybą vystome čia, turime filialus Švedijoje, Norvegijoje, Londone, Šveicarijoje, Italijoje bei Austrijoje. Mūsų daugiausia eksporto rinka yra Skandinavijos šalis, nuo to mes pradėjom, Statikus nuo to pradėjo į Skandinavijos šalis daugiausia eksportuoti. Šiuo metu Skandinavijos rinka yra šiek tiek kritusi, tai iš tikrųjų didžiausia eksporto rinka turbūt sudaro Jungtinė karalystė, taip pat turime keletą projektų centrinėje bei vakarų Europoje. Mūsų siūlomas produktas tai yra projektas nuo pat koncepto kūrimo, nuo idėjų vystymo, nuo projektavimo, valdymo iki gamybos, logistikos montavimo ir garantinio ir pogarantinio aptarnavimo. Tai teikiame paslaugas visoje vertės grandinėje. Ir vieni tokių šiuo metu projektai, su kuriais dirbame, tai yra Statikus sistemos fasadas Holborn projektas Jungtinėje karalystėje, One Exchange Jungtinėje karalystėje, turime keletą ligoninių Islandijoje bei Danijoje, ikoninis projektas Via Vika Norvegijoje Oslo centre, bei toks išskirtinis projektas Forskaren, kadangi tai yra projektas su medžio apdaila. Taigi, grįžtant prie hibridinės elementinės sistemos, kodėl tai iš tikrųjų svarbu, kodėl hibridinė elementinė sistema, kas tai yra, tai kaip minėjau, ne vien tai yra madingas dalykas dabar kalbėti apie tvarę statybą, apie tvarius fasadus, toksai nuvalkėtos jau gal posūkis tvari statyba, bet iš tikrųjų tai ir minėtas Europos direktyva sako, kad iki 2050 metų Europa turėtų būti klimatui neutralus regionas. Taip pat turime ir lokalią teisę, nacionalinę teisę, tai tarkime 24 metais aplinkos ministro įsakymu pasirašytas dekretas, kuriuo sakoma, kad medienos ir kitų organinių medžiagų panaudojimas turi būti įgyvendintas naujose viešosios paskirties projektuose, o nuo 2020-ųjų išskirtinai visiems viešosios paskirties projektams yra privalomas atsinaujinančių organinių medžiagų naudojimas. Kaip atrodom Europos kontekste, tai kitos Europos šalis kaip Danija, Suomija, Norvegija turi savo nacionalinėje teisėje taip pat įsitraukę įpareigojimus naudoti organinės medžiagas, naudoti tvarias medžiagas, kurios turėtų mažesnį anglies pėdsaką už, sakykime, tradicinės statybinės medžiagas. Kas ta elementinė sienos apdaro sistema? Tai
patį fasadą turbūt galima skirstyti į du tipus, tai yra arba surenkamasis fasadas arba elementinė fasado sistema. Tai surenkamasis fasadas tai yra tiesiog tradiciškai tokie, jeigu galima sakyti, pagaliai, kurie atvežami į objektą, montuojami, lygiuojami, statomi skersiniai, montuojamas stiklo paketas, visas darbas vyksta nuo pastolių, užtrunka daug laiko, daug labai montavimo resursų reikalaujantis darbas. Ir kitas būdas tai yra elementinė fasadinė sistema, kai fasadiniai moduliai yra pilnai paruošiami gamykloje, reiškia galime gamyklos sąlygomis užtikrinti aukštą gaminių kokybę, kadangi tai yra pastovus apšvietimas, šiltas klimatas, daug paprasčiau kontroliuoti kokybę, nei dirbant lauke su, nežinau, pučiant vėjui, dulkėms esant, sniegui ir panašiai. Tai, kad jau pristačiau, kokie yra maždaug skirtumai, ar toksai dabar pabudinimo auditorijos, ar galėtumėt pasakyti, kur yra surenkamas fasadas, kur yra elementinis fasadas tarp šitų dviejų nuotraukų, kas nors galėtų pasakyti, ar ne? Kaip manot, kuris yra? Kairiai surenkamas, sakot, ar ne? Tai ar moduliai tada kairiai, ar surenkamas vietoje pilnai? Tai taip, tai kairėje pusėje yra moduliai, tai būdinga elementiniam moduliniam fasadui tai, kad tai yra iš anksto paruošti fasado moduliai, standartiškai 2 metrai pločio, 3,5 metro aukščio, montuojamo kranų pagalba, o surenkamas fasadas reikalingi pastoliai, užimamas aikštelės plotas, iš tikrųjų, kaip sakiau, reikalinga daug darbo jėgos, darbo jėga dažniausiai būna, tarkim, Skandinavijos šalyse labai brangi, tai tas efektyvumas elementinio fasado yra labai daug geresnis nei surenkamų fasadų. Šiek tiek sunkesnis užduotis irgi, kaip manote, kuris čia būtų? Tai gerai, nevarginsiu, tai iš tikrųjų kairėje pusėje yra surenkamas fasadas, kadangi surenkamam fasadui yra būdingos vertikalios ir horizontalios siūlės. Tuo tarpu surenkamas fasadas turi, sakykime, apdailas, kurios užsistato ant stiklo, tai nematome jokių būdingų siūlių. Tai čia tokie būtų pagrindiniai skirtumai. Statikus fasadų, dirbant su fasadiniam mediniam sistemom, tai pirmąją medinius elementus įgyvendinom 2012 metų projekte Švedijoje. 2019 metais turėjome net 9 įgyvendintus medinius projektus. 2021 metais kartu su partneriais iš Norvegijos pradėjome kurti naujos kartos hibridinį fasadą, sutrumpintai HUF. Ir 2023 metais įgyvendinome pirmąjį tokį fasadą realybėje, tai yra Textile Target projektas Švedijoje, apie tai truputį vėliau. 2024-2025 metais intensyviai testuojame, tobuliname, ieškome tvarių sprendimų būtent šiam fasadui, ką galima būtų padaryti dar geriau. Tai pirmoji karta, pirmoji medinių fasadų karta, tai iš principo yra medinis rėmas, statikus, kadangi įmonė daugiausiai dirba su aliuminiu, tai medinis rėmas dažniausiai būna perkamas iš subrangos. Subranguojame, tai yra medinis rėmas, tarkim, 4 metrų pločio, 4 metrų aukščio, į kurį įdedami langai, įdedama šilumos izoliacija, uždedamos apdailos. Tačiau tokia sistema, nors ir yra sąlyginai pigi, kadangi galima naudoti prastesnės vizualinės kokybės medieną, nes jinai yra paslėpiama po apdailą, tačiau turi tam tikrų architektūrinio apribojimų, kadangi norint turėti liaunas jungtis tarp skirtingų modulių, to neišeina su šia sistema, kadangi turime medinį rėmą, turime į medinį rėmą įstatytus aliuminio ar medinius langus, tai ta jungtis išstorėja iki maždaug 400 mm grubiai, kas galbūt ne visą laiką yra patrauklu architektūriškai priklausomai nuo architektūros.
Taip pat ši sistema tikrai puikiai veikia tuomet, kai turime daug aklinų dalių pastate, mažiau skaidrių. Čia irgi toksai architektūros klausimas, nes dažniausiai tas norima kuo daugiau skaidrių, kad kuo daugiau šviesos patektų į pastatus, bet, kaip sakiau, ta sistema yra efektyvi, bet turi tam tikrų apribojimų. Su šia sistema įgyvendinti keletas projektų, tai čia matome tą būtent pirmosios kartos hibridinę sistemą. Čia yra visiškai akliniai elementai su emalitinio stiklo apdaila arba, sakykime, šiuo atveju, kaip matote, skaidrių dalių pastato fasade yra sąlyginai mažiau nei skaidrių dalių. Ligoninės pavyzdys taip pat, kad reiškia skaidrios dalys nedominuoja, tai yra tada efektyviai išnaudojamas sistemos privalumai. Antroji karta, Textile Target projektas Švedijoje, nebuvo labai didelis pagal plotą, 1400 kvadratinių metrų, tik tai viršutinis antstatas buvo ta naujoji hibridinė sistema, bet iš tikrųjų buvo labai įdomus projektas, labai daug iššūkių, labai daug įvairių tyrimų, inovacijų ir panašiai. Taigi, kaip tai atrodo ta antros kartos hibridinė sistema, tai iš principo matote dviejų modulinių elementų sankirtą, pjūvį. Tai galima sakyti, kad įprastas aliuminio profilis yra keičiamas mediniu profiliu. Ir ši sistema man asmeniškai visą laiką asocijuojasi su estetika, šiluma, emocija, jaukumu ir aišku svarbiausia tvarumu, nes tai padeda sumažinti įkūnytos anglies pėdsaką tokiuose fasaduose. Ir dar kitas dalykas, galvojau ruošdamas šiam pranešimui, kad medis turbūt yra viena iš tokių statybinių medžiagų, kurią galima pajusti savo 4 juslėmis, tai yra pamatyti pirmiausia, paliesti, išgirsti tam tikrą garsą turi ir net užuosti. Tai tikrai puikiai ir statybinė medžiaga. Kaip minėjau, vis tik pagrindinis akcentas tokios hibridinės fasadinės sistemos yra mažesnis CO2 kiekis, bei kadangi medis natūraliai iš savęs yra prastas šilumos laidininkas, tai reiškia turime gerą varžą su juo, tai tradiciškai jeigu aliuminio fasaduose didžiausi nuostoliai yra per profilius, tai šiuo atveju profilių kiekis nelabai smarkiai lemia bendro fasado šiluminius nuostolius, kadangi pats medis, kaip minėjau, yra prastas šilumos laidininkas, tai šilumos nuostoliai yra žymiai mažesni. Dabar dėl mažesnio anglies pėdsako, tai lyginant su įprastais aliuminio profiliais, nesumažintos anglies, o tiesiog, sakykime, standartiniais neperdirbtais ir nenaudojant žaliosios energijos jiems ekstruduoti ir pagaminti, tai galima sutaupyti net apie 70% ekvivalentinė anglies dioksido emisijų vienam linijiniam metrui. Bet vėlgi šitoje vietoje turbūt reikia būti atidiems, nes kadangi pati tema, pats tvarumas, pats anglies pėdsakas yra pakankamai jautrus dalykas ir toks, sakyčiau, ant bangos dalykas, mados dalykas, tai reikia visą laiką žiūrėti, kokiuose etapuose ta įkūnyta anglis yra vertinama. Tai dažniausiai turime A1, A5 etapai, tai reiškia pačias medžiagas įvertinam, kiek medžiagoms buvo sunaudota energijos, išgauti profilius, kiek reikėjo energijos pagaminti stiklą, kiek reikėjo energijos pagaminti stiklo paketus. Tai čia yra A1, A5 etapai. Dažniausiai nesiakcentuojama į pastato eksploataciją, kas irgi yra nemaža dalis pastato CO2 sąnaudų, energijos sąnaudų ir emisijų. Tai lyginant standartinius aliuminio profilius, neperdirbtus, nepagamintus su žaliaja atsinaujinančia energija, su hibridiniu fasadu, vienam kvadratiniui metrui galima sutaupyti maždaug iki 50% CO2 emisijų ekvivalentinių. Tai tikrai geri skaičiai ir dar turbūt aktualu yra tai, kad bent jau, sakykime, Skandinavijos šalyse ir Jungtinėje karalystėje dažnai projektų specifikacijose atsiranda būtent anglies emisijų
reikalavimas, toksai kaip papildomas prie tarkim, akustinių pastato savybių, fasado savybių, prie priešgaisrinių savybių, prie mechaninių savybių. Dažnai jau pastebime, kad atsiranda ir būtent anglies ekvivalentinis tas pėdsakas. Tai manau, kad kuo toliau ateityje tai bus stiprus reikalavimas, lemiantis galbūt ir architektūrą, ir patį projektavimą. Kaip fasadas galėtų tas hybridinis medinis atrodyti iš vidaus, tai iš principo niekaip neriboja pats fasadas galimybių architektūriškai parinkti vidaus apdailos medžiagas. Įmanomi visi turbūt sprendiniai, kurie būtų įmanomi su tradicinėmis aliuminio sistemomis. Tiesiog jau tada architektų fantazijos klausimas ir architektų fantazijos ribotumas turbūt lemia apdailų panaudojimą pastato viduje. Taip pat ir su išorė, tai galimos tiek tradicinės aliuminio kompozito apdailos, stiklo apdailos, medienos apdailos, plytų mūro ar natūralaus akmens, tai visi tie sprendiniai yra įmanomi. Eksploatacinės savybės hibridinio fasado, tai 23 metais sėkmingai išsibandėme savo hibridinio fasado sistemą Vinci laboratorijoje Jungtinėje karalystėje. Pasiekėme tikrai gerus rezultatus, matome oro pralaidumas 900 paskalių, atsparumas vandeniui 1200, atsparumas vėjo apkrovai 2000 paskalių, tinkamumo ribiniam būviui, saugos ribiniam būviui 3000 paskalių, I4, E4 atsparumo klasės smūgiams, bei akustinės savybės, tai iš lauko į vidų garso slopinimo indeksas su hibridinė fasadinė sistema buvo pasiektas 40 decibelų, o slopinimo indeksas tarp atskirų kambarių ir tarp aukštų 56 decibelai, tai tikrai nenusileidžia įprastoms aliuminio sistemoms. Čia nežinau, ar esat buvę prie tokių testavimo stendų, bet iš tikrųjų labai įspūdingai atrodo vėjo apkrovos testavimo mechanizmas, tai yra variklis, ten kai jį užkuria, tai tikrai labai smagu stovėti tam testavimo stende. Pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susidūrėme vystydami šią sistemą, tai yra mechaninis atsparumas, higroterminės savybės ir atsparumas ugniai. Tai pirmasis dalykas, mechaninis atsparumas, tai pagal eurokodą, pagal nulinį eurokodą fasadas yra priskiriamas antriniai konstrukcijai. Reiškia, tai nėra apkrovų laikanti sistema, konstrukcija, bet apkrovas išskirstanti, apkrovas perimanti konstrukcija ir išskirstanti pagrindiniai konstrukcijai. Tai du keliai turbūt, kuriais galima eiti projektuojant hibridinės fasadų sistemas. Tai vienas dalykas, ant aliuminio profilio, standartinės aliuminio sistemos gali būti dedama medžio apdaila. Kai kurie gamintojai taip ir daro, tai yra tiesiog klijuojamas medžio lukštas, tokiu būdu išgaunant medžio efektą, kad tai yra medinis fasadas, bet iš principo medis nėra integruojamas į bendrą laikantį elementinės sistemos karkasą. Kelias, kuriuo pasuko statikus, tai yra medinis profilis, yra integralus laikančiojo elementinio fasado rėmo dalis. Tuo pačiu yra iššūkių, kadangi tai yra skirtingos medžiagos, skirtingas plėtimosi koeficientas, medis taip pat jautrus yra drėgmei, šilumai, plečiasi, traukiasi, reaguoja, skilinėja, tai iš tikrųjų buvo iššūkis, kaip užtikrinti jungčių visų pirma standumą reikiamą, kad turėtų galimybę medis judėti atskirai nuo aliuminio. Tai tiek statikus viduje, tiek pas partnerius esame atlikę daugybę testavimų, kas liečia mechaninį integralumą visos sistemos. Tai pirmiausia, analitiškai skaičiuoti modeliai, testuoti eksperimentiškai, vėliau modeliuoti skaitiniais modeliais. Skaitiniai modeliai buvo kalibruojami pagal atliktus testų rezultatus ir vėliau šiais skaitiniais modeliais, juos sukalibravus,
buvo naudojami skaičiuoti įvairių konfiguracijų fasado modulius. Kitas svarbus reikalas ir turbūt iššūkis su mediniais fasadais tai yra higroterminių savybių tyrimas, nes jeigu aliuminio atveju tas drėgmės judėjimas fasado viduje nėra labai gal aktualus dėl to, kad aliuminiui pati drėgmė kaip ir smarkiai nekenkia, tiesiog yra rizika, aišku, su visais fasadais yra vandens patikimas į vidų, bet čia visose fasaduose tą turime, niekaip neišvengsim, bet papildomas iššūkis su medžiu tai yra tai, kad atsiradus papildomai drėgmiai pastato fasado viduje, būtent ten, kur yra mediniai profiliai, vanduo gali įgerinėti drėgmę, taip prarasti savo mechaninės savybės, galbūt kažkiek degraduoti, atsirasti puvinys, pelėsis ir būtent susijant tai, kad medinis profilis yra fasado integrali laikančioji dalis, galima turėti problemų su pačia mechaninė dalimi. Tai iš tikrųjų šiai problemai spręsti atlikinėjome daugybę pradžiai supaprastintų 2D modelių skaičiavimų, kaip vaikšto drėgmė, kur yra kondensavimosi taškas, ar jis pasiekia medinį profilį, vėliau naudoti šiek tiek įmantresni 3D modeliai, įvertinant ir dinaminį temperatūrų svyravimą tiek paros metu, kai dieną būna temperatūra aukštesnė, naktį nukrenta į žemesnę, tiek metų ciklą, kad žiemą temperatūra nukrenta iki neigiamų temperatūrų ir reiškia, ta kondensato linija stumėsi gilyn į fasadą. Taip pat visi skaičiavimai buvo validuoti su dviejų zonų klimato kameroje, kur vienoje fasado pusėje buvo palaikoma pastovi temperatūra, pastovi vidaus temperatūra 20 laipsnių ir 50% santykinė drėgmė, o kitoje pusėje buvo imituojami šalčio šilumos ciklai. Trečias turbūt didžiausias iššūkis vis tik su mediniais fasadais yra atsparumas ugniai ir turbūt nenustebinsiu nieko, kad vis tik medis yra degi medžiaga. Ir degi medžiaga pagal Europos normas 13501 standartą niekuo neimpregnuotas medis priskiriamas D degumo klasiai, kas reiškia yra normalaus degumo medžiaga. Ir taip pat pagal EN 13830 apdarinių sienų standartą yra pasakyta, kad fasade turi būti naudojamos medžiagos, kurios yra nežemesnės nei A2 degumo klasės. Tai toksai prieštara. Ir ką reiškia, kad nežemesnis nei A2, tai reiškia tik tai plienas, tik tai metalai įvairūs, stiklas ir, sakykime, izoliacija, tarkim, mineralinė vata ir kitos izoliacinės medžiagos. Bet vis tik yra tam tikrų išimčių daroma, yra daromas išimtis nacionalinėje teisėje. Tarkim, Jungtinėje karalystėje leidžiama naudoti 10% degių medžiagų B klasės pagal patalpos grindų plotą. Tai reiškia 10% nuo patalpos grindų ploto fasadė galima naudoti B klasės medžiagų. Kas tada, kokios galimybės yra, tai pasyvi apsauga medienos, tai yra įvairūs antipirenai. Tai šiuo metu rinkoje egzistuojantys antipirenai geriausia, ką galima pasiekti su impregnavus medį ne vakuuminiais būdais, neslėgniais būdais, tai yra B degumo klasė, kas tenkina tada daugumą nacionalinių reglamentų, sakykime, dėl degumo medžiagų panaudojimų fasaduose, arba netokia populiari galbūt priemonė Lietuvoje, nes vis tik tai nėra pigi, tai yra aktyvi priešgaisrinė priemonė, tai yra statymas sprinklerių, lietuviškai, nežinau, purkštukų turbūt, ar ne vadinamų, kad aktyviai slopinti esant gaisrui, aktyviai slopinti gaisrą. Taip pat šioje vietoje norėčiau paminėti, kad nereiktų maišyti degumo klasių su atsparumo ugniai klase. Tai kas liečia degumo klasę, tai yra susijęs su medžiagos savybė, kaip jį reaguoja į ugnį, kai atsparumas ugniai yra konstrukcijos savybė, kiek laiko jį gali išlaikyti vientisumą, integralumą ir neperduoti šilumos
į kitą patalpą, kurią riboja ta konstrukcija. Tai iš tikrųjų dabar UK nuo šių metų atsiradęs reikalavimas, kad per danginę zonai esančiai mazgui reikia turėti EI 120 klasifikaciją pagal 1364 standartą. Tai reiškia, kad fasado dalis turi atlaikyti 120 minučių nesuirti ir 120 minučių nepakelti temperatūros iki kritinės ribos, kas iš tikrųjų yra nelengvai gyvendinama ne vien mediniams fasadams, bet ir aliuminio fasadams. Tolimesnis HUF vystymas yra keletas krypčių iš tikrųjų, tai aš jau dabar nelabai daug laiko turiu, tai pasistengsiu greičiau. Tai šiuo metu ieškome iš tikrųjų alternatyvų medžiui pačiam, kuo tas medis galėtų būti pakeičiamas. Tai vienas dalykas, mediniams profiliams galima naudoti medienos masyvą, galima naudoti klijuotą medieną. Ir, sakykime, tradiciškai tai yra statybinė mediena pušis, eglė, maumedis, bet turėjome tokį įdomų projektą, gaminome prototipą Danijos parodai, kai klijuotai medienai buvo panaudotas mūsų lietuviškas bambukas, tai yra greitai augantis gluosnis. Ir iš tikrųjų, kaip matote, labai įdomi tekstūra, bent jau man tikrai labai patiko pati tekstūra ir tas pojūtis toksai medienos, ne vienodumas, bet šiek tiek iššūkių yra tai, kad vis tik gluosnis nėra atsparus puviniui, reiškia, reikia impregnuoti tam tikromis priemonėmis, kažkokiais antipuvimą stabdančiomis priemonėmis. Taip pat gluosnio tankis yra per mažas, kad galėtų būti naudojamas konstrukcijose. Tai galbūt čia su Eurokodu šiek tiek kertasi, bet manau, čia galima irgi būtų daryti tam tikras išimtis, kadangi vis tik fasadas, kaip sakiau, nėra laikančioji konstrukcija, o yra save laikanti konstrukcija. Tai manau, tyrimais, galbūt per tyrimus įrodyti, kad gluosnis irgi būtų tinkamas būtent fasado konstrukcijoms. Kaip minėjau, standartinės medienos rūšis naudoti klijuotoje arba masyvioje medienoje. Galimos įvairios spalvų kombinacijos, padengiant tam tikrais vaškais ar kitomis natūraliomis impregnavimo priemonėmis. Čia kaip atrodė tas mock-upas, pavyzdys Kopenhagos parodoje, tai irgi apdaila buvo padaryta iš gluosnio pagaliukų. Architektai ilgai dėliojo parodos metu. Galimos alternatyvos ir tekstūros apdailai. Ir trumpai tada labai keletą minučių apie vystomą Staticus Campus projektą. Tai 27 metais planuojame pasistatyti naują centrinę būstinę Vilniuje, Metalo gatvėje. Irgi turėtų būti naudojamas hibridinis fasadas, hibridinis medinis fasadas iš raiškingų tokių formų su tūriniais elementais. Ir kaip minėjau, nors įkūnyta anglis fasade yra tikrai labai aktuali problema, bet vis tik pastato eksploatacijos metu tas energijos poreikis šildymui, vėdinimui irgi labai yra, sakyčiau, didžioji pastato gyvavimo dalis energijos yra būtent skiriama šildymui, eksploatavimui. Tai Staticus vysto tokį projektą, kad kaip padaryti, kad natūraliai būtų galima sumažinti energijos išlaidas ventiliacijai. Tai buvo pristatytas toksai bandymas, ar tiksliau technologija, kad sensorių pagalba tūrinėme fasado elemente yra matuojama temperatūra fasado išorėje tarp aktyvios saulės kontrolės, ar tai būtų žaliuzės, ar tai būtų roletai. Matuojama temperatūra fasado išorėje, taip pat matuojama slėgių skirtumai tiek lauke, tiek viduje. Ir kadangi vėsus oras yra tankesnis nei šiltas oras, sistema automatiškai atidaro orlaides, kai fasado tūryje akumuliuojasi aukštesnė temperatūra ir tiesiog sunkesnis, šaltesnis oras išstumia šilumą iš fasado elemento, taip vėsindamas patį fasadą. Ir kai jau skirtumas pasidaro toksai, kad natūrali ventiliacija nevyksta iš vidaus į išorę, sistema automatiškai uždaro
uždaro orlaidės, taip šiluma negrįžta į vidų. Tai tokiu būdu galima staupyti kondicionavimo energijos išlaidas tikrai labai reikšmingai. Ačiū už jūsų dėmesį, tikiuosi buvo įdomu.